Labą dieną. Štai maždaug tokius arba labai panašius krepšelius tiesiai iš mūsų ūkio siunčiame mūsų klientams šią ir kitą savaitę. Pirma, šis maistas yra 100% natūralus, užaugintas be jokios chemijos, gamtinėme Vilkės ūkyje. Turime jau 10 metų natūralaus ūkininkavimo patirtį ir taip ketiname dirbti toliau. Vilkės ūkio krepšelį tai tiesiog daržo gėrybių asorti dėžutėje, o sudėtis keičiasi sezoniškai. Dabar sudėtis maždaug tokia. Prieš mėnesį dar nebuvo braškių, agurkėlių nebuvo, buvo vien tik žalumynai ir ridikėliai. Dar po kelių savaičių prisidės cukinijos, bulvės, pomidorai, morkos ir visa kita, ką mes auginame. O mes auginame didelę įvairovę. Ir šie krepšeliai keliauja į įvairius miestus. Ir norint gauti tokį krepšelį, tiesiog reikia užsakyti iš anksto, nes maistas šviežias, skinamas tik tai gavus užsakymą ir auginame tikrai nemasinės produkcijos kiekiais. Kiek kainuoja, kaip gauti, kaip užsakyti, kada galite juos gauti į savo miestą, rasite tekste ties šiuo video. Iki.